Ana ir Tomai, kodėl jūs kasdien ateinate į mokyklą? Mosi, būdami savo planetoje, turime pažinti savo pasaulį. O tai yra vadinama švietimu. Mokykla yra ta vieta, kur mes gauname išsilavinimą. Bet atrodo, kad apie šį pasaulį jūs jau žinote tiek daug. Ar to neužtenka? Ne, mes turime nuolat mokytis ir tobulinti savo žinias. Kuomet suaugsime, turėsime susirasti darbą ir užsidirbti pinigų pragyvenimui. Norint gauti darbą, reikia turėti išsilavinimo atestatą, kuris įrodytų, jog įgijome žinių. Tam turime eiti į mokyklą ir įgyti išsilavinimą. Vis dar nesuprantu. Ar galite man paaiškinti, kas yra švietimo sistema? Ir kaip iš tikrųjų veikia mokykla? Švietimo sistema suteikia mums galimybę mokytis ir įgyti daugiau žinių apie pasaulį. Kai pradedame lankyti mokyklą, mus moko skaityti, rašyti ir skaičiuoti. Vėliau mokomės daugiau dalykų, tokių kaip biologija, geografija, istorija, muzika, menas ir kūno kultūra. Naujų dalykų mokymasis padės mums suprasti pasaulį ir tapti geresniais žmonėmis, bei padaryti pasaulį geresnė vieta ateityje. Ana, tu teisi. Mūsų mokytojas visada mums sako, kad mokymasis vyksta ne tik mokykloje. Kol esame jauni, bet ir visą gyvenimą. Vadinasi, tai, ko išmokstame mokykloje, yra tik mūsų mokymosi pradžia. Iš tikrųjų turime nuolat tobulinti ir stiprinti savo įgūdžius. Net ir užaugę. Tomai, atrodo, kad tai labai sunkus ir ilgas procesas. Dabar suprantu, kad išsilavinimas yra kažkas, ko reikia šiame pasaulyje. Todėl manau, kad ir aš turėčiau eiti į mokyklą. Primink, kuo išsilavinimas man bus naudingas? Jeigu gausi gerą išsilavinimą, padidinsi savo žinias ir įgūdžius. Tai reiškia, kad turėsi kur kas daugiau galimybių. Galėsi įsidarbinti, užsidirbti pinigų ir gyventi laimingai bei sveikai. Turėdamas išsilavinimą būsi atsakingas pilietis ir padėsi kitiems. Mosi, leisk man pateikti paprastą pavyzdį. Ar turi geras manieras ir mandagiai su visais pasisveikini? Sakydamas pagrindinės frazes tokias kaip prašau ir ačiū? Taip, manau, kad turiu. Puiku, Mosi. Geros manieros yra išsilavinusio žmogaus elgesys. Bet norint būti tikrai išsilavinusiu žmogumi, reikia daugiau sužinoti apie mūsų pasaulį. O tam būtina lankyti mokyklą ir dalyvauti pamokose. Mokykloje besimokantis žmogus vadinamas mokiniu. Gerai.
Jeigu galiu likti su jumis toje pačioje klasėje, galėčiau tai padaryti. Tapti mokiniu. Tai man bus naujas ir įdomus iššūkis. Ačiū, Ana ir Tomai, kad paaiškinote man švietimo sistemos prasmę. Ir mokyklos lankymo svarbą. Džiaugiuosi dėl to, nes tai yra naujas nuotykis. Dabar eime ir įrašykime mane į pamokas, kad galėčiau pradėti mokytis.